Eurobasket 2015 between Italy and Lithuania are the referee, Mr. Emilio Perez from Spain, the umpires, Mr. Sreten Radovic from Croatia, and Mr. Milos Koljenci from Montenegro. The FIBA commissioner is Mr. Ruben Pirovni from Israel. Ciao a tutti fan italiani benvenuti allo studio di Coqualine Totolci. Auguriamo che si farà più rumore per la tua squadra. Forza Italia! Lesse Lietuva fane, Patruk Šmaukimen. Lietuva! Lietuva! Ladies and gentlemen, before choosing the starting five for each Labas vakaras visi TV3 televizijos žiūrovai, sveiki gyvi, sugrįžę į Lilį į svarbiausią šiame čempionate kovą dėl vieno vienintelio atsakymo. Ar po štai šių rungtynių Lietuvos rinktinė tęsia kovą dėl medalių ir olimpinio kelialapio, ar Lietuvos rinktinė tęs kovą tik dėl olimpinio kelialapio. Labas vakaras visiems, paskutinysis ketvirtfinalis ir Italijos rinktinės iššūkis Lietuvai kautynėse dėl vietos pirmajame ketvirte. Ir Mindaugai jau teisingai apibrėžė, kasgi laukia mūsų rinktinės. Variantai yra du, jeigu šiandien pralaimime, gaila, bet poilsio daug nebus. Jau rytoj 19:30 minučių Lietuvos laiku stosime į kovą su jau pažįstamu priešininku Čekijos komanda dėl 5 ir 7 vietų. Jeigu laimime, tada visas pasaulis po kojomis, kelialapis į pusfinalį, 2 galimybės kovoti dėl medalių ir garantuota vieta bent jau atrankos turnyre į olimpinės žaidynės. Na, bet lengva šiandieną tikrai nebus. Kol kas turbūt galima drąsiai sakyti, jog tai yra pirmas varžovas, kur nebėra jokių išankstinių nuomonių apie tai, ko mes galime tikėtis, ko mes galime laukti. Italijos rinktinė, ką galėjo, tą šiemet surinko į savo krūvą ir turi iš tikrųjų beprotiškai galingą komandą, ypatingai gerai žaidžiančią puolime, turinčių tam tikrų niuansų gynyboje, tačiau tuos niuansus paversti pliusais gali tik tai tie 12 mūsų Lietuvos rinktinės krepšininkų, jeigu sugebės išnaudoti menkiausias italų klaidas, kurių apskritai ši komanda šiame čempionate tiek daug nedaro. Aš dar netgi turbūt žengčiau toliau ir dar pasakyčiau, kad tai matyti yra pirmos rungtynės, kai Lietuvos rinktinė neturi favorito statuso išankstiniuose vertinimuose, netgi greičiausiai atvirkščiai. Startiniai abiejų komandų penketai mūsų yra toks: Kalnietis, Seibutis, Jankūnas, Valančiūnas ir Mačiulis, tokio kokio ir buvo galima tikėtis. Italų komandoje Amadeo Della Vella, atsilieka ant suolo Marko Belinėlis, Alessandro Gentile, Danilo Galinari, Andrea Barniani ir 20 numeris Andrea Cincerini. Na, pagal sudėtį ir žaidėjų biografijas, tai turbūt galingiausia komanda, su kuria kol kas teko žaisti lietuviams šios Europos pirmenybėse, didesniu NBA žaidėjų skaičiumi, gali pasigirti nedaug rinktinių. Tai aišku dar nėra viską apibrėžiantis ir viską lemiantis faktorius, tačiau tai yra faktorius pasakantis, jog šiandien prireiks 100% kiekvieno mūsų komandos žaidėjo indėlio, kantriai kaunantis ir grūmintis su Italijos komanda. Danilo Galinari, prieš jai Paulius Jankūnas, netaiklus pirmasis Paulius bandymas, apsigina Italijos rinktinė. Barniani aikštėje nuo pirmųjų minučių buvo daug kalbų apie tai, galės žaisti, negalės žaisti. Na, matyt, žaidė savotiškus žaidimus su ta informacija ir varžovų komandos trenerių štabas. Ir neišėmė į žaidimą Luigi Datome, kuris lygiai taip pat treniravosi su komanda visą šį laiką, apšilinėjo ir šiuo metu. Čia Danilo Galinari iš toli pavyksta sustabdyti štai šį italą, kuris
Meta fantastiškai, gali prasiveržti, apskritai meta šiame čempionate beprotiškai daug baudos metimų, nes jį sustabdyti toks variantas. Čia Mantas Kalnietis ir pirmieji Lietuvos rinktinės taškai šį vakarą. Na, Italijos rinktinės, Italijos didžiulį atakuojantį potencialą geriausiai iliustruoja vienas skaičius. Jų 2 puolimo lyderiai patenka į apskritai rezultatyviausių čempionato žaidėjų penketuką. Štai čia Danilo Galinari tik patvirtina mano žodžius. Žmogus, į kurį visas rinktinės atkreipia, ir šiame čempionate italai nenužingsniavo be kluptelėjimo. Jeigu jiems kas nors apsunkindavo gyvenimą, tai visų pirma apsunkindavo gyvenimą Danilo Galinari. Ir šiandieną rungtynės turėtų būti neišimtis. Čia Jonas Valančiūnas per Andrėją Barnijani. 2 taškai. 2 labai svarbus aspektai. Mantas Kalnietis ryžtingai sužaidė prieš tai vykusios atakos metu. Pataikė labai reikalingą 2 taškį. Dabar savo įmetimą įmeta ir Jonas Valančiūnas. Visų pirma, psichologinė prasme labai reikalingi 2 žaidėjai Lietuvos rinktiniai. Čia dar vienas metimas iš toli nėra. Apriboti tolimus metimus ir išjungti Danilo Galinari. Toks vienas pagrindinių Lietuvos rinktinės užduočių. Čia Jonas Mačiulis. Sėkminga Lietuvos rinktinės pradžia. Kol kas viskas vyksta pagal trenerių numatytą ir žaidėjams pateiktą rungtynių planą. Aktyvi gynyba. Na, silpniausia Italijos rinktinės vieta yra nebejotinai žaidimas baudos aikštelėje. Čia klysta italai. Varžovai italų krepšį per kiekvieneras rungtynės pelno po 35 su trupučiu taško ir atkovoja po priešininkų krepšių bet kuri komanda, kuri žaidė su italais, vidutiniškai po 10 kamuolių. Raumenų, jėgos ir centimetrų tą rezultatą pasiekti Lietuvos rinktinė tikrai turi. Renaldas Seibutis čia prie tritaškio linijos prieš jį Marko Belinelį. Vakar taip pat per treniruotę šiek tiek susižeidęs čiurną, tačiau šiandieną žaidžiantis pilnu pajėgumu. Andrėja Barnijani blokas Renaldui Seibučiui. Kamuolys lieks Lietuvos rinktinės rankose, tačiau tik tai 3 sekundės. Bet sprendimas sveikintinas. Aštrus žaidimas į baudos aikštelę, ieškant savo šanso, galbūt bandant išprovokuoti varžovus, pažeisti taisyklės. Čia Mačiulis. Gentylė, tolimas metimas tikslo nepasiekė. Grįžti skubiai į gynybą. Italijos rinktinėje Alessandro Gentylė pelno pirmosius savo taškus 5-6. 4 krepšininkai Italijos rinktinėje surenka 66 taškus vidutiniškai per vienerias rungtynes iš 86 pelnomo vidurkio. Klysta lietuviai, tačiau čia pat atsako tą pačią klaidą ir Italijos rinktinė. Mantas Kalnietis prašo ateiti jam į pagalbą Joną Valančiūną. Seibutis čia prieš Belinelį. Valančiūnui kitas kamuolys, pražanga Gentylei. Gražus Seibučio perdavimas. Renaldas Seibutis, pažįstamas italams lygiai prieš 2 metus, buvęs vienas naudingiausių komandos krepšininkų. Aišku, lyginti tos rinktinės, kurią mes nugalėjome prieš 2 metus ketvirtfinalyje, ir to, kuri yra dabar čia, būtų gan sudėtinga, kalbant apie italus. Mūsų rinktinė taip pat yra pakeitusi veidą. Italijos rinktinė po labai ilgos pauzės, po labai ilgų metų vėl pretenduoja į Europos krepšinio elitą. Tai čia Jonas Valančiūnas. Na, turbūt nelemti 2004 ir tas dramatiškas, skausmingas ir iki šiol daugelio atmintyje gyvas pusfinalis, kurį lietuviai pralaimėjo italams, buvo tas paskutinysis Italijos rinktinės blykstelėjimas. Po to jie netgi praleido abejas olimpinės žaidynės, buvo gilioje duobėje, nors atrodytų žaidėjų turėjo daugiau negu reikia. 8-5 po Jono Valančiūno baudos metimo. Andrėja Barnijani paliktas prieš Renaldą Seibutį, neapsižiūrėjo. Andrėja Barnijani pasisekė Lietuvos rinktinei iki štai šio epizodo. Pražanga. Gera pražanga. Prieš metimo fazę baudos nemetamos. Galėjo būti viskas kur kas blogiau. Andrėja Barnijani nepasižiūrėjo, kas lygęs už nugaros per vėlai. Tiksliau pastebėjo ten Renaldą Seibutį. Šiame čempionate Andrėja Barnijani rungtynėse su Latvija pelnė 36 taškus. Buvo fenomenalus pasirodymas. Tiesą sakant, Danilo Galinari, aišku, yra tas žmogus, kuris be 20 taškų dažniausiai aikštės nepalieka. Kol kas labai gera kibi lietuvių gynyba, štai atitrūksta nuo Kalniečio varžovas ir Marko Belinelį iškart pademonstruoja, jog net ir tokios menkiausios klaidos gali labai skaudžiai kainuoti. 4 minutės sužaistos pirmajame ketvirtyje lygų, 8-8, Valančiūnas prieš Barnijanį. Jonas Valančiūnas!
Vėl priekyje Lietuvos rinktinė 10-8. Labai drausminga, agresyvi, kieta ir efektyvi Lietuvos rinktinės rungtynių pradžia. Belinėlį perdavimas Barnijaniui, gali pataikyti iš vidutinio, gali pataikyti ir iš toli Barnijanis. Ir jeigu prieš 2 metus mes nugalėjome Italijos rinktinę, vienas iš kozerių, kurį turėjo Lietuvos rinktinė, buvo Dariušas Lavrinovičius. Vidurio puolėjas galintis pataikyti iš toli, taip išplečiantis visus komandos veiksmus puolime. Dabar šiemet tokį privalumą turi italai. Meta kamuolį trumpą Mantas Kalnietis, 5 sekundės atakai, Kalnietis iš po krepšio 2 taškai. 1-1 lietuviai rungtyniauja labai sėkmingai, idealiai vykdydami trenerių nubrėžtą rungtynių planą. Agresyvus žaidimas, gera kova dėl atšokusių kamuolių ir svarbiausia, labai atsargiai elgiamasi su kamuoliu. Belinarė stringa. Jankūno užtvarėlė čia Belinėlis per Renaldą Seibutį ir dar 3 taškai. Dar kartą rodo esantis neeilinio meistriškumo krepšininkas Marko Belinėlį, pjaudamas Lietuvos rinktinės pranašumą iki 1 taško. Pražanga. Andrėja Čimčerinė užsidirba pražangą, nors pats nemažiau nukentėjo susidūrimo metu. Antroji komandinė Italijos rinktinės pražanga šį vakarą, pirmajame ketvirtyje. Mantas Kalnietis neria po krepšiu ir šį kartą sustabdo jo reidą Italijos rinktinė, turinti dabar šansą įsiveržti į priekį. 4 taškai Manto Kalniečio sąskaitoje, rezultatyviai jo pradžia. Džentilė, labai fiziškai galingas krepšininkas ir pražanga puolant. Džentilė, Danielis Haketas ir tam tikrą prasme Andrėja Barnijani yra šiaip 3 tie žmonės, kuriuos, jeigu prisimenat, vykome su čekais, kada Janą Veselį išvedė iš kantrybės Jonas Valančiūnas, tai šios 3 žmonės lygiai taip pat galima labai greitai užvesti ir palankiai išvesti juos iš kantrybės. O dabar italų greitas kontrpuolimas prasižengia, ne, galima žaisti toliau, leidžia žaisti, nestabdydami rungtynių atakos, varžovo atakos arbitrai. Italijos rinktinė priekyje 13-12. Jau 6 minutės prabėgo pirmajame kėlinyje, mažai pauzių, daug rezultatyvių atakų, viena iš jų dabar. Jūsų dėmesiui Kalnietis ir Mačiulis. Radori netrukus pasirodys Italijos rinktinės vietose, Jonas Kazlauskas kol kas įtimų neplanuoja čia Andrėja Barnijanis, sustabdytas jis, Lietuvos rinktinės greita ataka, Seibutis į priekį, 2 taškai! Greitas kontrpuolimas. Pagauna užmigusią italų gynybą, 16-13. Barnijani užtvara, Belinėlis išleidžiamas tolimam metimui, netaiklus. Belinėlis, Jankūnas su Mačiuliu ima kamuolį. Italijos komandai trūksta kantrybės tiek puolant, tiek ginantis, mėgsta labai greitai po trumpų derinių atakuoti varžovų krepšį italai. Būtent todėl prieš rungtynes Jonas Kazlauskas prašė tiesiog pasiginti kantriai 10-15 sekundžių, kad varžovai pradėtų nervuotis. Dabar dar viena graži lietuvių ataka ir minutės pertraukėlė. Lietuvos rinktinė likus žaisti
Likus žaisti mažiau nei 3 minutės, Lietuvos rinktinė pirmajame kėlinyje yra įgijusi 5 taškų persvarą, 18-13, kol kas dominuoja varžovų baudos aikštelėje Lietuvos rinktinės puolimas. Jeigu neklystu, 16 mažiausiai taškų, o gal ir visus 18 surinkome metimais baudos aikštelėje. Jokių pasikeitimų Lietuvos rinktinės vietose po minutės pertraukėlės. Pražanga puolant, ar ne pražanga? Pražanga varžovui veržintis link krepšio, Jonas Valančiūnas. Na, negerai aišku, kad pražanga jam, jis mums yra ypatingai svarbus šiandien, bet gerai, kad pražanga varžovui dar tik tai pradedant reidą. Tik antroji komandinė. Dar vienas Italijos rinktinės bandymas. Tirpdyti pranašumą, pražanga Mantui Kalniečiui, tai bus jau trečioji Lietuvos rinktiniai komandinėje pirmajame kėlinyje. Na, tiek pat turi ir italai, 2:43, tik tai lieka iki kėlinio pabaigos. Jankūnas dabar sėdasi pirmasis ant atsarginių žaidėjų suolelio ir vietoje Mindaugas Kuzminskas. Šerinį. Iš vidutinio nuotolio pasinaudoja Kuzino užtvarą, nepataiko, čia Valančiūnas ima kamuolį. Kova dėl atšokusių kamuolių kol kas laimime 7-4. Kuzinas įleistas į aikštę yra su vienu vieninteliu tikslu, bent šiek tiek aptvarkyti reikalus baudos aikštelėje, kadangi jis yra iš esmės vienintelis gynybinio plano žaidėjas. Dabar smogė jis Jonui Valančiūnui grumtynėse dėl pozicijos, 4. komandinė. Ir apie tai taip pat įspėjo ir numatė šį variantą mūsų rinktinės skautas Benas Matkevičius, sakydamas, jog jeigu tik tai italai ginsis labai prastai, iš karto aikštėje pasirodys štai šis 12 Italijos rinktinės numeris Renaldas Seibutis, +7. Danielis Haketas netrukus pasirodys Italijos rinktinės vietose. Dar vienas pavojingas krepšininkas, netoks rezultatyvus kaip komandos draugai, tačiau labai aštrus. Savo prasiveržimais galintis daryti problemų, jeigu netolimais metimais, tai bent jau lietuvių baudos aikštelėje. Čia mažina italai persvarą iki 5. Jonas Mačiulis. Uždarytas čia Jonas Mačiulis, jam dėmesio italai šiandieną skirs labai daug. Aradori per Mantą Kalnietį ir tik tai 3 taškai lieka Lietuvos rinktiniai. Štai toks nedidelis skurdelis, 4-0. Po minutės pertraukėlės 2 rezultatyvios atakos. Minutė 20 iki pirmo kėlinio pabaigos. Na, dar labai vienas svarbus momentas. Kol kas be keitimų rungtyniauja Mantas Kalnietis, kai jį turės pasodinti ant suolo Jonas Kazlauskas. Labai įdomu, kaip tada seksis žaisti Lietuvos rinktiniai. Klausimas, kas perimti žaidėjo vaidmenį, ar Renaldas Seibutis, ar Lukas Lekavičius, o čia lyginamas rezultatas ir likus žaisti minutę Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės. ...58 sekundės iki pirmojo ketvirčio pabaigos, 20-20. Italijos rinktinė yra prasižengusi 4 kartus, lietuviai 3 kartus komandinėmis pražangomis ir vienas iš tų nurodymų, kuris buvo sakomas pertraukėlės metu, atkreipti dėmesį puolime į būtent komandinės Italijos rinktinės pražangas. Lukas Lekavičius aikštėje pirmosios akimirkos jam šios dienos rungtynėse, pirmoji galimybė šiek tiek pailsėti Mantui Kalniečiui. Mindaugas Kuzminskas. Pražanga prieš jį ir 2 baudos metimai. Marko Belinėlė pažeidžia taisyklės. Dar vienas įrodymas, jog
ieško štai tokių lengvų ir Lietuvai palankių išeičių. Italai staigiai bauduodami lietuvių, kai tik tai kažkuris iš mūsiškių bando veržtis į baudos aikštelę, aštrindama žaidimą. Mažiulis sėdasi ant suolo, vietoje vėl aikštėje Paulius Jankūnas. Robertas Jevtokas. Tai Jono Valančiūno. Ieškos kaip įmanoma daugiau štai tokių momentų, kada galima bus duoti pailsėti Jonui Valančiūnui. Mūsų komandos treneriai Mindaugas Kuzminskas nepataiko baudos metimo. Bent vienas taiklus. 44 sekundės. Paspaudžia šiek tiek lietuvių Italijos krepšininkus. Danielis Haketas prieš Luką Lekavičių. Lukas Lekavičius. Kibus gynėjas. Belinėlį. Atmestas kamuolys. Kuzminskas įvagia. Priekį. Italai grįžta prie savojo krepšio. Mindaugas Kuzminskas. Reikia šiek tiek ramesnės atakos. Lukas Lekavičius. Užtvara. Kuzminskas. 8 sekundės atakai. Ajajai, slysta kamuolys iš Mindaugo rankų. Jankūnas dar grūmėsi dėl jo. Dėja praranda Lietuvos rinktinė kamuolį. Atsargoje dar viena pražanga ir Robertas Jevtokas. Taip, stabdo varžovą protingai. Ketvirtoji komandinė. 2,9 sekundės lieka žaisti šiame kėlinyje. Nerizikuos, aišku, dabar imti minutės pertraukėlės italų treneris. Prieš akis dar visas antrasis kėlinys, o viena tokia galimybė jis jau pasinaudojo. Belinėlį. Ajajai, negalima palikti Marko Belinėlį. Gerai, kad šį kartą jis šauna pro šalį ir po pirmojo kėlinio 21-20 priekį Lietuva. Mes grįžtame į Lilį ir čia antrasis ketvirtis. Paskutinėme ketvirtfinalyje Europos krepšinio čempionate Lietuva jį pradėjo, turėdama 1 taško persvarą ir... Milaknis prasižengė, šlysdamas iš už užtvaros stumtelėjo varžovą. Antrąjį ketvirtį Artūras Milaknis pradeda Lietuvos rinktinės penketuke, kartu su juo Lekavičius, Kuzminskas, Jevtokas ir Jankūnas. Rezultatyvus ir greitai prabėgęs pirmasis rungtynių kėlinys. Italai apskritai nemetė ne vieno baudos metimo, pražangų mažai. Ir nepavyksta atkovoti kamuolio lietuviams. Antrasis šansas Italijos komandai. Kovo dėl šoto su kamuoliu mes laimėjome pirmajame ketvirtyje. Dar vienas įdomesnis skaičius iškart po štai šios atakos. Galinari neria po krepšiu, pražanga prieš jį. Gerai, kad taškų nėra, bet baudos metimus Italijos rinktinės puolimo lyderis mes dabar. Ta akimirka, kai mes buvome įgiję 7 taškų persvarą, Lietuvos rinktinė buvo padariusi vienintelę klaidą. Po to sekė 2 klaidos ir Italijos rinktinė sugebėjo išlyginti labai žaibiškai ir greitai rezultatą pirmajame kėlinyje. Tai yra dar vienas įrodymas, kad klaidų Italijos rinktinė, ši rinktinė, kuri labai greitai bėga, jinai tikrai neatleis lietuviams ir dažniausiai galima tikėtis klaidų virstančiai taškais. 90% baudų metikas Danilo Galinari prameta pirmąją. Pirmajame ketvirtyje Danilo Galinari pavyko pristabdyti Lietuvos rinktiniai. Tokios koncentracijos prieš tai šį žaidėją reikėtų ir per visą likusį laiką. Lukas Lekavičius. Šį Danielis Haketas.
Gynėja Kuzminskas, Jankūnas palaukia Lekavičiaus. Bandomus išleisti Artūras Milaknis, štai dabar kamuolys jo rankose, dar viena užtvara, išmeta laisvas Milaknis, metimas netaiklus ir Haketas pirmasis prie kamulio. Belinėlis. Pražanga. Trečioji komandinė, sparčiai žingsniuojame link 5 komandinių šiame ketvirtyje. Mantas Kalnietis grąžinamas į aikštę vietoj Luko Lekavičiaus. Na, sakykime taip, savo užduotį Lukas Lekavičius atliko. Jam esant aikštėje žaidimas nesugriuvo, galėjo pailsėti 5 kokias minutės Mantas Kalnietis. Radori prieš Paulių Jankūną. Įbūros aikštelė ir pražanga, ketvirtoji komandinė Lietuvos rinktiniai sužaidus 1 minutę ir 10 sekundžių. Taip, šiek tiek švelniau reikės pradėti gintis antrajame kėlinyje lietuviams. Rezultatas lygus 21-21. Marko Belinėlis su kamuoliu čia Danilo Galinariui. Radori. Daug užtvarų, kaip įprasta Italijos komandos žaidime, stengiantis atlaisvinti arba metikus, arba atsidurti po krepšio aukštaūgiams. Ir Radori išveda į priekį Italijos rinktinę po ilgos pertraukos. 5. Tavo taškas šį vakarą. Robertas Jevtokas. Artūrui Milakniui. Kalnietis. Kuzminskas. Radori. Nesiryžta nei mesti, nei verštis Mindaugas Kuzminskas. Jevtokui įmestas gražiai kamuolys. Robertas Jevtokas tos prie baudų metimo linijos. Geras ženklas, kad tai antroji pražanga Marko Belinėlį. Ir sakyčiau, kad pagal visą logiką turėtų sėstis ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vienas iš Italijos rinktinės lyderių taip ir yra. Bet iš esmės į aikštę eina neprastesnis Alessandro Gentile. Išspjauna lankas Roberto Jevtoko mestą kamuolį. Jonas Mačiulis grįžo į aikštę. Pataiko baudos metimo komandos kapitonas. Reikia, aišku, tokio stiliaus žaidėjo dabar lietuviams. Jonas Mačiulis, agresyvus, 1-1, galintis žaisti su pačiais stambiausiais ir aukščiausiais varžovais. Nes vienu metu buvo toks įspūdis, kad per švelnus penketas jau buvo aikštėje Lietuvos rinktinėje. Kuzinas Robertą Jevtoką paliko akimirkai laisvą Kuziną, to ir užteko Italijos rinktinės vidurio puolėjui. +4 priklauso italams. Jevtokas, Kalnietis atitrūksta nuo Haketo, meta iš toli ir daro tai netiksliai. Mantas Kalnietis. Pražangomis stabdyti nebegalima Italijos rinktinės, gerai, kad stabteli Radori. Jonas Valančiūnas netrukus grįš į aikštelę vietoj Roberto Jevtoko. Reikia pagalbos Artūrui Milakniui. Galinari. Atmestas kamuolys Haketui. Nėra. Ir Kuzinas laimi dar vieną mikrodvikovą, didindamas Italijos rinktinės persvarą iki 6 taškų. Taip, dabar reikalingas jau yra ypatingai Jonas Valančiūnas, reikia aštrumo ir pavojaus Italijos baudos aikštelėje. Robertas Jevtokas. 6 taškų persvarą turi italai. Artūras Milaknis iš 3 taškų zonos skėsčioja rankomis Alessandro Gentile, paleidęs Lietuvos rinktinės debiutantą. Danielis Haketas, Gentiliai. Žino užtvarą čia. Gentilė prieš Jevtoką, įveikia gynybą. Haketas nusas kamuolys, Galinari, vėl Kuzinas iš vidutinio nuotolio. Netaiklus metimas ir Mindaugas Kuzminskas ima kamuolį. Galima truktelti į priekį, nors italai pakankamai sėkmingai. Pražanga ir turėtų būti nesportinė. Akivaizdžiai už marškinėlių dabar sugriebė Mindaugą Kuzminską Italijos rinktinės gynėjas. Na, kol kas nesiryžta taip kaitinti aistrų aikštėje rungtynių arbitrai. Svarbu, kad Mindaugas Kuzminskas tos prie baudų metimo linijos. Čia situacija, kai pasisekė šiek tiek italams. Simboliška, kad Emilio Perezas vėl teisėjauja Lietuvos rinktinės rungtynėms ir tokioms svarbioms šiame ketvirtfinalyje. Priminsiu, kad tai yra tas teisėjas, kuris nusprendė įskaityti Belgijos rinktinės taškus baigiantis ketvirtajam kėliniui. O čia Mindaugas Kuzminskas švelnino dar labiau situaciją antrajame ketvirtyje. Tik tai 2 taškai dabar jau skiria komandas. Kuzminskas meta dar vieną baudos metimą.
ir vienas vienintelis taškelis. Ir labai sėkmingai aikštėje sužaidusi Mindaugą Kuzminską vėl keičia Renaldas Seibutis. 3,5 minutės sužaista šiame ketvirtfinalyje. Danilo Galinarė atsisėdo ant suolo, į tai reaguoja ir Jonas Kazlauskas, išleisdamas dabar šiek tiek mažesnį, galima taip sakyti, penketuką kartu su Jonu Valančiūnu. Tačiau yra Mačiulis, yra Seibutis, Milaknis ir Kalnietis. Gentylė, atitrūksta, metimas netaiklus ir ima kamuolį Lietuvos rinktinė. Kalnietis. Italai turi dvi pražangas. Renaldas Seibutis. Po krepšio. Nėra pražangos. Mačiulis nusiima kamuolį. Dar viena laimėta dvikova varžovų baudos aikštelėje. Raketas prieš Kalnietį, Valančiūno užtvara čia. Kalnietis, ajajajaj, Nikola Melį atspėja šį sumanimą, klysta italai, tačiau kamuolį išsaugo. Taip, iš vienos pusės yra labai aiškus krepšininkai, kurie renka taškus Italijos rinktinėje, tačiau net tas pats Saradori turi būti stebimas nuolatos, nes kai tik tai varžovai sumąsto visą dėmesį skirti pagrindiniam ketvirtui, tada gali iššauti 2-3 atsarginiai Italijos rinktinės krepšininkai. Saradori vienas yra iš jų. Na ir apskritai yra žaidėjų, pavyzdžiui, tokių kaip Nikola Melį, kuris iš principo yra labiau antraplanis, be jokios abejonės. Taip, ir labiau koncentruojasi į savo krepšio gynybą, periminėdamas štai tokius kamuolius, bet kuriuo atveju labai moka atsidenginėti po varžovų krepšių, turi gerą šuolį, yra aukštas ir neretai atsidūręs tokiose situacijose baigia atakas dėjimais į krepšį. Jeigu tik tai netitveriamas yra baudos aikštelėje. Mušteli kamuolį Nikola Melį, tačiau kamuolys išliks Lietuvos rinktinės rankose. Vėlgi ilgos rankos. Ir aktyviai jomis naudojasi Nikola Melį. Seibutis. Renaldas Seibutis per Barnianį, be pražangos blokuoja jo metimą. Italo aukštaūgis ir vėl pasileidžia į greitą puolimą. Įpusėjo antrasis kėlinys. Raketas. Seibutis puikiai gynasi šiandien 1-1. Radori atitrūksta nuo Milaknio ir laimiai dabar pasiseka Lietuvos rinktinėje. Radori šauna pro šalį. Italai labai grėsmingai ir taikliai pradėjo rungtynės atakuodami iš 3 taškų zonos. Čia klysta Mantas Kalnietis. Švariai pamušė jam kamuolį ir pas patį Mantą jisai sugrįžo. Yra kaip yra. Na, gynybinės minutės. Tokia sausa pastaruoju kelių minučių atkarpa dabar. Kalnietis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio ir be įžaidėjo dabar tokio tikro rungtyniaus Lietuvos rinktinė. Renaldas Seibutis turėtų užsimti komandos vadovavimu puolime. Italai įprastai savo meta daugiau tritaškių negu dvitaškių. Ojojojojoj, Andrėja Barnianė apie Joną Valančiūną ir ten jau nebeliko variantų kitų. Arčiau krepšio galingas dėjimas, 30-27. Jau šiek tiek pamiršome žaidimą per Joną Valančiūną. Jam grįžus į aikštę. Vos nesuklysta dabar. Jonas Mačiulis paliktas laisvas ir žinoma, reikia mesti. Ir čia italai gali kaltinti tik patys save. 30-30, likus žaisti mažiau nei 4 minutės. Gentylė aktyviai link krepšio, na ir vėl. Turim tas 4 komandinės pražangas, neturim savo prabangos gintis kiečiau. Ir žinoma, Gentylė yra vienas iš tų žmonių, kuris tokiais epizodais stengsis pasinaudoti dažnai. Mindaugas Kuzminskas po krepšio. Nėra taškų. Raketas. +2 Italijos rinktinės naudai. Barnianis, Valančiūnas prieš jį apsigina Jonas Valančiūnas. Dar griebė už marškinėlių Jonui Valančiūnui italas. Apsižodžiuoja dabar kartu su Jonu Valančiūnu Andrėja Barnianė. 1-1, Jonas Mačiulis. Ajajaj, Valančiūnas pasiaukojamas. Kova dėl kamulio ir pražanga prieš Artūrą Milaknį. Tai bus jau 4 Italijos rinktiniai. Taip, 4 komandinė. Dabar reikia išlaikyti tą patį agresyvų žaidimo modelį. Šiek tiek šlupčioje dabar ir Alessandro Gentylė. Netgi atsiriša... tiesiog... Susivarsto, taip. Atrodo, kad kontaktas buvo skausmingas. Čia Andrėja Barnianė buvo dėjimas mūsų ekranuose.
Lietuviai turi 14 sekundžių. 3 minutės ir 7 sekundės iki didžiosios pertraukos. Vietoj Haketo Simonė Janidžiani grąžino į aikštę startinio penketo žaidėją Andrė Činčerinį. Lietuviai prasižengė 4 kartus per 1 minutę ir 10 sekundžių ir nuo to laiko 6 minutės gynėsi nepažeisdami taisyklių. Kamuolys Mačiulio rankose, šis po krepšiu prispaudžia kamuolį Džentilė ir skaito. Taip, bus įskaityti 2 taškai. Emilio Peresas buvęs toliausiai nuo krepšio. Pirmasis parodo štai šį gestą. Šiokia tokia, sakykime, dalį tos skolos grąžino dabar. Lygu 32-32. Ir štai žiūrint iš šio kampo nebuvo viskas taip labai jau aišku, sakyčiau, žiūrėdamas į pakartojimą. Nu, Emilio Peresas antrą kartą nemato pakartojimo, tai ačiū Dievui, kad šį kartą mums sėkmingai. 2:50 iki didžiosios pertraukos. Džentilė. Užtvara jam. Pasiveja Džentilė, Kuzminskas ir lietuviai apsigynė. Kova dėl atšokusių kamuolių 15-11, kol kas mūsų naudai. Labai nebloga atkarpėlė, įvedant italus į bandymą žaisti po vieną. Ir žaidžiant kol kas laimiai neužtikrintai. Jonas Valančiūnas čia, Renaldui Seibučiui. Kol kas kamuolys nepavojingose zonose, Mindaugas Kuzminskas iš toli. Bingo! Taškai! Likus žaisti 2:15, Lietuvos rinktinė susigrąžina persvarą po Mindaugo Kuzminsko 3-taškio metimo. Činčerinį. Randa Barnijani Džentilė prie dvitaškio linijos. Spėja sugrįžti lietuviai prie jo. Mindaugas Kuzminskas, Džentilė į baudos aikštelę. Nėra pražangos. Ir nėra taškų. Artėja link dvigubo dublio. Sparčiai Jonas Valančiūnas 8 taškai, 8 atkovoti kamuoliai. Mantas Kalnietis. Minutė 45 iki antrojo kėlinio pabaigos. Seibutis laisvas iš 2 taškų zonos, netaikliai. Kuzminskas kovoja dėl kamuolio, bet tenka grįžti prie savojo krepšio dabar. 2 minutės, Aradori. Vėl aikštės gynybą naudoja dabar lietuviai ir kokį sunkų metimą pataiko Aradori. Va tokio žmogaus nuo suolo pakilusio Italijos rinktiniai labai reikėjo pirmoje rungtynių pusėje. Tokio nuo suolo pakylančio žmogaus labai reikia ir Lietuvos krepšininkams. Renaldas Seibučio reidas sustabdytas. Iš po krepšio Renaldas Seibutis. Labai gerą ataką buvo surengę lietuviai. Apmaudu, kad nepavyko išnaudoti savojo šansą Renaldui Seibučiui. Dabar čia iš vidutinio nuotolio netaikliai meta varžovai, bet nepavyksta atitverti Nikolą Melį ir Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės. Mažiau nei minutė iki ketvirčio pabaigos Italijos rinktiniai pavyko vėl atsitiesti ir net įsiveržti į priekį 1:36-35. Na, nenustepčiau, jeigu tokios lenktynės taškas į tašką su nedideliais bangavimais šiandien mūsų lauktų iki pat paskutinių sekundžių. Lietuviai turės kamuolį pradėdami paskutinę minutę. Lietuvos rinktinė taip sunkiai peržengusi aštuntfinalio barjerą susitinka su komanda, kuri aštuntfinalyje neturėjo daug vargo su Izraeliu.
Ir šį vakarą per pirmąją rungtynių dalį įvedė ją į žaidimą dėl kiekvieno kamulio, dėl kiekvieno taško. Jonas Valančiūnas, čia du jo taškai kartu su Pauliumi Jankūnu pasaugojus iš šį metimą. Vėl priekyje Lietuvos rinktinė 37-36, paskutinės 30 sekundžių antrajame kėlinyje. Žinutė italą mes jau pasiuntėme. Šiandien nieko tokio lengvo kaip aštuntfinalėje tikėtis nevertėtų. Pražanga nebėra, pražangos norėjai. Galima žaisti toliau. Buvo net Jonas Mačiulis, jau šiek tiek praktiškai susitaikęs, galbūt net su švilpuku. Jo laimiai nebuvo ir Lietuvos rinktinė gali laimėti štai šį ketvirtį. Tiksliau pirmąją rungtynių dalį. Mantas Kalnietis iš toli, metimas netaiklus, tačiau 2 sekundės italams. Netaiklus metimas. Kągi, po 20 minučių 37-36 priekyje Lietuvos rinktinė. Didžiulę jėgą ir pirmauti 37-36. Gera kova dėl atšokusių kamuolių, sakykime taip, komandinis žaidimas, 10 rezultatyvių perdavimų prieš italų 6 ir 5 klaidos. Tai kol kas, sakyčiau, per 2 kėlinius yra vienas iš geriausių, jeigu ne geriausias rezultatas Europos pirmenybėse, įskaitant ir tą dramatišką sekinantį 5 rungtynių maratoną Rygoje. Andrea Bargnani, Alessandro Gentile ir tuo pačiu Danilo Galinari yra pristabdyti kol kas pirmoje rungtynių pusėje. Apskritai 36 taškai yra mažiausias italų skaičius šiame čempionate per pirmąją rungtynių pusę. Tai reiškia, kad Lietuvos rinktinė atidirbo gynyboje iš peties per pirmąją rungtynių dalį. Dabar ypatingai svarbus trečiasis kėlinys, jo pradžia, nes visi mano išvardinti žmonės be jokios abejonės su savo dabartiniais skaičiais šių rungtynių neketina baigti ir italai jungs be jokios abejonės aukštesnę pavarą, bandydami sulaužyti Lietuvos rinktinę. Antrojo kėlinio pabaigoje šiek tiek atsipalaidavome po krepšiu, leidome porą kartų pakartoti kamuolį po netaiklaus pirmojo metimo ir tai mums galbūt kainavo didesnę persvarą, negu būtume ją turėję dabar. Ir apie tai, apie tokias smulkias klaideles, apie ne visai teisingus sprendimus taip pat kalbėjo per didžiąją pertrauką Rūbinėje mūsų rinktinės vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas. Dabar vėl visas dėmesys į Lilio stadioną perdarytą į krepšinio aikštę. Trečiasis kėlinys, ką tik prasidėjo. Mačiulis, Jankūnas, Kalnietis, Valančiūnas ir Seibutis. Toks Lietuvos rinktinės penketukas. Renaldas Seibutis prieš Marko Belinėlį. Seibutis iš vidutinio nuotolio net taiklus metimas ir kamulio Jonui nepavyksta pasiimti. Be kita ko, naujienų ir pramogų portale tv3.lt galite rasti visas Jono Kazlausko minutės pertraukėlės ir visus patarimus komandos žaidėjams. Čia Andrea Bargnani. Dvigubas dublis. Jono Valančiūno sąskaitoje jau dabar 10 taškų, 10 atkovotų kamuolių. Seibutis prieš Belinėlį, nėra pražangos. Skepštelėjo per ranką Seibučiui Belinėlis. Tokių pražangų nėra linkę fiksuoti šiandien rungtynių arbitrai. Mačiulis vėl laisvas iš toli. 3 taškai, Jonas Mačiulis. Ir toliau demonstruoja fantastišką sportinę formą Jonas Mačiulis. Apie tą fenomenalų pasirodymą rungtynėse su Gruzija jau buvo daug kalbėta, daug nagrinėta, analizuota ir rašyta. Ir šiandien Jonas Mačiulis dabar pelno savo komandai jau 12 tašką, tapdamas rezultatyviausių krepšininkų mūsų ekipoje. Alessandro Gentile prieš Joną Valančiūną iš toli, netaiklus metimas ir ima kamuolį Jonas Mačiulis. Komandinė kova dėl atšokusio kamulio. Matydamas, jog aukštesnis varžovas prieš jį tiesiog numušė kamuolį komandos draugų Jonas Mačiulis. Valančiūnas prieš Bargnani. Gerai žaidžia Jonas Valančiūnas. Ir sėkminga kėlinio pradžia. +6, dabar jau 42-36. Marko Belinėlį primėtęs tolimų metimų rungtynių pradžioje. Jo reidas po krepšiu nesėkmingas, pražanga Pauliui Jankūnui, Danilo Galinari. Išprovokavo dabar lietuvio pražangą čia.
5-0. Tokia ketvirčio pradžia. Ir tik pirmoji komandinė. Galinari prieš Jankūną. Aktyviai darbuojasi Galinari, nėra pražangos, kamuolį išsaugo pats Galinari ir meta iš vidutinio nuotolio, daro nesėkmingai, kamuolį taiso Gentile. Ir vėl niekas netitveria italų komandos gynėjo. 2 kartus jau buvome apsigynę ir štai kaip viskas baigėsi Lietuvos rinktiniai. Jankūnui neįmestas kamuolys, Valančiūnas jį sugrąžino komandai, čia Seibutis, Mačiulis. Valančiūno užtvara, Mačiulis link krepšio prie Barnijanį. Sustabdytas Mačiulis, tačiau Jonas Valančiūnas taiso situaciją. Štai taip agresyviai, aštriai ir labai naudingai rungtyniauja šiandien Jonas Valančiūnas. 44-38, vėl +6 taškai. Taip, individualus italų meistriškumas nebuvo nei vienoje komandoje, su kuria mes žaidėme šiame čempionate, tačiau komandiniais veiksmais mes kaunamės ir kaunamės iš paskutiniųjų. Čia Danilo Galinari. Jo taškai pirmieji šiame ketvirtyje. 4 taškai lieka Lietuvos rinktiniai. Seibutis, aštrus reidas ir 2 taškai. Ir vėl, kai tik tai teisingai įvertinama situacija, kaip dabar tą padarė Renaldas Seibutis, matydamas laisvą koridorių, iš karto visiškai atsivėrusi erdvė baudos aikštelėje ir 2 labai reikalingi taškai. Galinari. Vėl į baudos aikštelę, ten Jonas ir 2 Jonai sustabdo Galinari čia. Šansas Lietuvos rinktiniai. Jankūnas, 2 taškai. Minutės pertraukėlė. Galingų spurtų 11-4 Lietuvos rinktinė pradėjo trečiąjį kėlinį, tuo parodydama, jog padarė tam tikras išvadas bent jau kėlinio pradžioje ir štai šis Pauliaus Jankūno taiklus metimas sukuria Lietuvos rinktiniai kol kas didžiausią persvarą šios dienos dvikovoje. Turėjome 7 taškus, labai greitai jų netekome ir atsipalaiduoti minčių tokių tikrai nėra, tačiau tai dar tikrai nieko nereiškia. Žaisti dar labai daug laiko. Marko Belinėlė, Andrėjo Barnijanį, čia Gentile prieš jį Kuzminskas. Labai gera Kuzminsko gynyba, tačiau dabar jau nieko nebegalima padaryti. Reikia pamiršti jau dabar štai šį epizodą. Gentilės dėjimas iš viršaus mažina Lietuvos rinktinės persvarą iki 6. Na, jis vertas lygiai tiek pat, kiek prieš tai matytas Pauliaus Jankūno metimas iš po krepšio. Kalnietis atitrūksta, čia Kuzminskas iš toli. Taiklus metimas, Barnijanis suėmęs Valančiūną, tačiau rungtynių arbitrai ir vėl nefiksuoja tokių pražangų. Čenčerini, Gentile, dar vienas jo reidas ir 2 taškai. Štai po minutės pertraukėlės, 4-0. Italų atsakymas. Ir dar vienas įrodymas, ką reiškia minutės pertraukėlė krepšinyje. Mačiulis prieš Gentilę. Ajajajajaj, koks nesėkmingas reidas čia. Bėga greitai Italijos rinktinė, Čenčerini. Spėja Lietuvos rinktinė, Barnijanis iš toli, 3 taškai ir lieka vienintelis taškelis. Dabar jau Jonas Kazlauskas prašo minutės pertraukėlės, vėl 0-7.
Suspurtavo Lietuvos rinktinė, suspurtavo ir italai, palikdami vieną vienintelį tašką lietuviams. Ta pati, ką ir turėjome. 11-11, trečiojo kėlinio rezultatas. Ir kol kas tas pats penketas. Starto penketas ir trečiojo kėlinio starto penketas taip pat. Šiek tiek agresyviau besiginant prašė Jonas Kazlauskas žaisti Lietuvos rinktinės. Nebijoti ir pažeidinėti taisyklių. Čia Jonas Mačiulis neria po krepšiu ir vėl 2 taškai. Antrą kartą tokios klaidos jau nebepadaro Jonas Mačiulis, vėl grąžindamas Lietuvos rinktiniai trapę, tačiau vis tik 3 taškų persvarą įpusėjus trečiajam kėliniui. Belinėlis bando pabėgti. Marko Belinėlis. Prašė keisti žaidėjais Jonas Kazlauskas, sakydamas, jie meta daugiau ir gyvena daugiau iš tritaškų šiose rungtynėse, nors 2 taškus taip pat gali pataikyti. Andrėja Barniani puikus to įrodymas. 49-50. Mačiulis. Klysta Lietuvos rinktinė. Ir dabar jau Renaldas Seibutis pristabdo šiek tiek kartu su Mindaugu Kuzminsku priešininkų ataką. Iškelti ranką reikėtų Jonui Valančiūnui, ypač kai kamuolį turi Barniani. Iš toli meta Andrėja Barniani ir nepataiko. Na, visi tritaškai negali sukristi, visi. Aišku, dabar jau laisvas atakavo varžovų komandos aukštaūgis. 6 iš 17 pataikė italai. Kol kas lietuviai 4 iš 9. Valančiūnai mestas kamuolys baudos aikštelėje. Jis prieš Barniani. Čia griauna Barniani, bet nepataiko. Jonas iš po krepšio. Apmaudi situacija. Tačiau ir vėl reikia užmiršinėti visus tokius epizodus. Kol kas rungtynės taškas į tašką. Belinėlis. Galinari iš toli. 3 taškai. Ir rezultatas vėl krypsta į Italijos rinktinės pusę. +2. 50-52. Jonas Mačiulis. Renaldui Seibučiui. Valančiūno užtvara čia. Kuzminskas. Link varžovų krepšio. 2 taškai. Vėl lygu. Italai kol kas taip pat ginasi švariai. Štai sužaista beveik 7 minutės. Per tas 7 minutės apskritai tik viena pražanga šios dienos rungtynėse. Marko Belinėlį ir dar vienas taiklus tolimas metimas, jau 8 italų šį vakarą ir 3 Marko Belinėlį. Neišėjo šiek tiek anksčiau ir toliau iš savo baudos aikštelės Jonas Valančiūnas ir snaiperio gabumus dar kartą įrodė Marko Belinėlį. Mačiulis čia, pražanga prieš jį. Pirmoji komandinė tik tai, 2:47. Gerai vertino situaciją, likdamas prieš Činčerinį, gerokai aukštesnis. Įmestas kamuolys laiku, pražanga. Pirmoji Italijos rinktinėje apskritai. Paulius Jankūnas grįžta į aikštelę. 2 minutės 47 sekundės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Ketvirčio, kurį pralaimime 19-15. Taiklus Mantas Kalnietis. Marko Belinėlį. Barniani užtvara. Išeina Jonas Valančiūnas. Barniani iš vidutinio nuotolio 2 taškai. Štai taip įsibėgė Italijos rinktinė. Lyg ir spėja grįžti Jonas Valančiūnas prie savo žmogaus, tačiau nepakelia rankų ir galima sakyti, jog laisvą metimą išsimeta jo oponentas, pataiko dar vieną 2 taškį ir dabar jau štai toks lietuvio atsakymas. Puikus Kalniečio perdavimas ir efektingas Kuzminsko dėjimas. 21-17 pralaimime trečiąjį ketvirtį. Marko Belinėlį. Gerai uždaro jį Artūras Milaknis kol kas. Čerinį. Barnianis iš tos pačios pozicijos meta jau 3 kartą ir meta visiškai tiksliai. Minutė 45 ir Andrėja Barniani šou trečiajame kėlinyje, tada, kai italai atrodo jau buvo įstumti į nemažą duobę. Milaknis iš toli. 3 taškai. Kvėpuojam į nugarą Italijos rinktiniai, bandančiai pabėgti nuo mūsų. Vėl 1-2 taškio rungtynės, likus žaisti mažiau nei 1,5 minutės.
Andrėja Barnianė, tas krepšininkas, kuris Gera pražanga. Paulius Jankūnas, šaunuolis. Antroji komandinė. Andrėja Barnianė buvo ant klaustuko iki pat štai šių rungtynių, bent jau oficialiai iš Italijos stovyklos. Žaidžia šiandieną daug ir ypatingai naudinga savo komandai. Po didžiosios pertraukos Jonas Mačiulis grįžta į aikštelę. Jankūnas prasižengė trečiąjį kartą ir pailsėjęs Jonas Mačiulis. Vėl mūsų rinktinės penkete. Mantas Kalnietis, labai gera gynyba prieš Andrėją Činčerinį, tačiau suranda kitą atakos tęsinį italai. 8 sekundės jų atakai. Marko Belinelli. Atmestas kamuolys, Gentilė neįdeda iš viršaus. Ir vėl. Italai vėl nusiima toli atšokusį kamuolį. Paskutinė minutė prasidėjo. Vėl kantrybės. Marko Belinelli, labai netaiklus metimas. Pagaliau. Ir Gentilė pražanga. Ir labai geroj pozicijoje yra Gentilė dabar. Labai daug priekaištų rungtynių arbitrams. Dar šiek tiek pasikalbėjimo. Iš karto reaguoja Italijos treneriai. Rodo, jog šios Gentilė. 2 taškai skiria komandas. Kamuolys Lietuvos rinktinės rankose. Mantas Kalnietis. 15 sekundžių atakai. Grūmėsi po krepšiu. Jonas Valančiūnas. 7 sekundės. Iš Galinari. Kuzminskas. Kalnietis laisvas iš 3 taškų zonos. Štai taip, štai toks idealus derinys. Paskutinė atakai skirto laiko sekundę. Kalnietis gražina 1 taško persvarą. Lieka 12. 10 sekundžių. Galinari imsis iniciatyvos žaisti 1 prieš 1 su Jonu Mačiuliu. Pražanga gera. Trečioji komandinė. Kieta gera pražanga. Na, tai supranta ir Danilo Galinari. Sumušdamas į Jono Mačiulio jam pasiūlytą ranką, kuri tarsi sakė, na, pats supranti, tokioje situacijoje būtum daręs lygiai tą patį. Valančiūnas ant suolo, Jevtokas toms paskutinėms 6 sekundėms trečiajame kėlinyje. Paskutinė sekundė, Činčerinio metimas 1 ranka. Laimiai nepasiekė tikslo po 3 kėlinių. 60-59 priekė Lietuva. Dešimt paskutinių ketvirtojo kėlinio minučių netrukus pradės tiksėti. 60-59 šiame ketvirtfinalyje, kuriame jau buvo tiek daug įvykių. Taip, daugybė pabėgimų, daugybė sugrįžimų ir viskas vėl grįžta prie 1 taško rungtynių. Palieka Robertą Jevtoką aikštėje. Jonas Kazlauskas, bandydamas suteikti daugiau poilsio visų pirma Jonui Valančiūnui. Radorė pasirodė Italijos rinktinės gretose, tas atsarginis krepšininkas, kuris buvo labai naudingas antrajame kėlinyje, dabar nepataiko. Haketas taip pat yra čia prieš Mantą Kalnietį, Milaknis atitrūksta, metimas iš toli, 3 taškai! Artūras Milaknis meikė 2 taškai ir sukuria Lietuvos rinktinėje 4 taškų persvarą. 63-59. Danielis Haketas. Marko Belinelli prieš Milaknį. Belinelli. Super aukštos klasės žaidėjas yra Marko Belinelli ir štai tokiu metimu jis tai dar kartelį tai patvirtina.
13 Marko Belinelli taškas, 12 įmetė Alessandro Gentile, 11 surinko Andrea Barniani. Haketas prieš Kalnietį, Kalnietis į priekį, 2 taškai. Išvargsta Manta štai šios taškus. Vėl +4. Barnianis prieš Jevtokas. Barnianis į baudos aikštelę, pražanga. 2 baudos metimai. Sakykime, kad metimo metu. Na, ne paties galbūt metimo metu, tačiau jau pradėjus tą metimo fazės dvi žingsnį. Na, kaip ten bebūtų. Andrea Barniani prie baudų metimo linijos. Pirmoji komandinė pražanga lietuviams. Nors ir neužtikrintai vis tik pataiko pirmąjį baudos metimą italų komandos aukštaūgis. 2,12 m ūgio žaidėjas, aukščiausias Italijos rinktinės krepšininkas. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus, vėl +2. Pusantros minutės sužaista ketvirtajame kėlinyje. Vėl bando atsidengti Artūras Milaknis. Išmuštas kamuolys iš rankų jam. Belinelli demonstruoja, jog ir gintis gali. Ir labai nori, nežinau, bet gavęs tritaškį matyt šiek tiek suprato, jog vien puolimu laimėti bus netaip jau ir lengva. Čia vėl perdavimas Robertui Javtokui ir vėl sudėtinga situacija mūsiškiams, vėl pražanga. Gerai, kad bent jau aikštės viduryje. Jie daro Artūras Milaknis, antroji komandinė. Renaldas Seibutis tuo metu grįžta į rungtynes, keisdamas Mantą Kalnietį. Danielis Haketas prieš Renaldas Seibutis. Galinari. Sikeičia Mindaugas Kuzminskas. Aikštės gynyba puikus, Mačiulio žaidimas ginantis, bet kamuolys lieka italų rankose, pražanga Mindaugui Kuzminskui, taip. Trečioji komandinė Lietuvos rinktiniai. Ir Jonas Valančiūnas keičia Robertą Javtoką. 8 minutės lieka žaisti ketvirtajame kėlinyje. Nedrįsčiau spėti, jog visas tas 8 minutės ir praleis aikštėje Jonas Valančiūnas. Bet kurį laiką tikrai jį matysime čia. Šiandien nepagavo vėl kamuolio Robertas Javtokas. Ir taip suteikia galimybę italams. Iš naujo grąžins kamuolį Italijos rinktinė, koja lietė kamuolį Renaldas Seibutis. Koncentracija Mindaugo Kuzminsko akyse. Andrea Barniani paliktas laisvas, šį kartą meta pro šalį, Renaldas Seibutis. Lietuvė išsaugo 2 taškų persvarą. Milaknis. Andrea Barniani šiandieną meta labai daug, čia Milaknio neveiklus metimas. Kamuolys atiteks Italijos rinktiniai, gerai atitvėrė Danielis Haketas kamuolį nuo Jono Valančiūno, mėginusi jį ištraukti. Dar vienas trileris šiame Europos krepšinio čempionate. Pražanga, ketvirtoji komandinė Lietuvos rinktiniai ir timtelė už marškinėlių dabar varžovą. Taip bent jau rodė vienas iš rungtynių arbitrų. Taip, antroji pražanga Mindaugui Kuzminskui. Maradoli. Prieš jį Mačiulis. Belinelis. Belinelli. Surandamas Aradori, Haketas nusas kamuolys. Belinelis laisvas. Nėra. Netaiklus metimas, dovanėlė Lietuvos rinktiniai. Tie patys +2. Tik tai jau sužaidus beveik 3 minutės. Mantas Kalnietis vėl netrukus bus metamas į ugnį. Seibutis. Kuzminskas. 3 taškai. Lietuvos rinktinė pataiko šiandien 8-ąjį tritaškį iš 13.
Marko Belinėlį nusiteikęs atsakyti panašiu. Čia Andrėja Barnijani baudos aikštelę, pražanga siunčianti prie baudų metimo linijos. Valančiūnui pražanga. Antroji komandinė tik, čia kol kas viskas gerai, aišku. Dabar jau galima gailėtis tų greitai surinktų 4 komandinių pražangų, arba galima tiesiog pasigerėti dar vienu Mindaugo Kuzminsko tritaškių metimu. 2 iš 3. Ir jau 13 taškų turi savo sąskaitoje Mindaugas Kuzminskas. Tik vienu daugiau yra surinkęs Jonas Mačiulis ir Jonas Valančiūnas. Andrėja Barnijani prie baudų metimo linijos. Užtikrintai. Trečiasis taiklus baudos metimas. Kuzminskas stojasi, pereina į kitą baudos aikštelės pusę. Jo užduotis bus atitverti baudas metantį Andrėja Barnijani, tuo atveju, jeigu antrasis baudos metimas skrietų pro šalį. Deja, taip neatsitinka. 3 taškų skirtumas. Minėjo kolega Mindaugas, jo galite girdėti visas Jono Kazlausko paimtas minutės per traukėlės, o čia lietuvių komandos klaida. Spėja užtverti tą perdavimo kryptį ir tą laisvą protą Danielis Haketas, jausdamas, jog veržiasi jam už nugaros link krepšio Mantas Kalnietis. Čia vėl netaiklus varžovų metimas. Italai perskuba paskutinės kelias atakas. 3 taškai skiria komandas. Vėl reikėtų Lietuvos rinktiniai protingo ir rezultatyvaus puolimo. Renaldas Seibutis dabar su kamuoliu. 6 sekundės. Stato. Seibutis, numestas kamuolys Kalniečiui. Kalnietis į baudos aikštelę. Štai taip. Paskutinė atakai skirto laiko sekundė. Jonas Valančiūnas pasikabina virš varžovų lanko. Plius 5, 70-65 sužaidus kiek daugiau nei 4 minutės ketvirtajame kėlinyje. Marko Belinėlį ieško komandos draugų ir čia Andrėja Barnijani. Toks pat atsakymas, tik tai daug greitesnis. Atėjo į pagalbą Jonas Valančiūnas, pamiršdamas apie Andrėją Barnijani ir tai, kad jisai jį žiūri visi komandos draugai paskutiniu metu. Seibutis Mačiuliui. Mačiulis. Koks geras reidas ir 2 taškai. 16 ir kito Jono taškas šios dienos rungtynėse. Po 16 turi ir Mačiulis, ir Valančiūnas. Ir Mačiulio 2 taškis dabar vėl Lietuvos rinktiniai suteikia. O, gerai dabar, kad nepataiko. Marko Belinėlį pats negali to patikėti. Paskutiniuosius porą metrų skrido link krepšio jau. Valančiūnui 3 komandinė pražanga ir minutės pertraukėlė. Minutės ir 10 sekundžių po pertraukėlės grįžta į aikštę Italijos ir Lietuvos penketai ir Marko Belinėlį patraukia prie baudų metimo linijos. Dar vienas 90% baudų metikas stoja mesti baudos metimus. Italai šiandien iš 6 baudų pataikė 5, viena vienintelė dar pirmoje rungtynių pusėje prametė Danilo Galinari. Belinėlį dabar 13 taškų surinkęs Italų rinktinės žaidėjas meta baudos metimus. Pirmasis taiklus. Kamuolys skrodžia tinklelį neliesdamas lanko. Susikaupęs. Laukia dar vieno savo šanso. Marko Belinėlio. Čia aistros tribūnose. Antrąjį prameta Marko Belinėlį.
4 taškai lieka Lietuvos rinktinėje. Renaldas Seibutis. Akimirkai buvo ten laisvas koridorius, bet šalia ir Marko Belinėlis. Mantas Kalnietis, Jonui Valančiūnui. Seibutis čia. Pražanga. Pirmoji Italijos rinktinė šiame ketvirtyje. Bet kokiu atveju. Geriau dabar. Negu likus keliom sekundėm. Jonas Valančiūnas Mantui Kalniečiui. Valančiūnas prieš jį galingai rungtyniaujantis Barnijanis. Valančiūnas Mačiuliui. Užspaudžiamas čia Jonas. Prasiveržia Jonas čia ir pražanga. Dar viena. Antroji komandinė italams, gerai. 4:41 ir vėl naujos 14 sekundžių lietuviams. Visą laiką galim taip tęsti. Mes jau nebūtume nieko prieš. 72-68 Lietuvos rinktinė pirmauja 4 taškais. Milaknis aikštėje, Seibutis sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Mačiulis čia. Dar viena pražanga. Deja Barnijaniui, trečioji komandinė italams. Barnijani prasižengia tik pirmąjį kartą šiandien. Vėl 14 sekundžių. Galime taip iš tikrųjų tęsti ir toliau. Dar Mantas Kalnietis, štai taip. Jonas Valančiūnas, Jonui Mačiuliui. Valančiūnas iš vidutinio nuotolio. 2 taškai. +6 vėl. +6. Jonas Valančiūnas pelno 18 tašką jau. +6 ir jokios ramybės. Ir tai svarbiausia suprasti Lietuvos rinktinės krepšininkams šiandieną rungtyniaujantiems itin susikaupusiems. Galinari. Barnijani čia. Slysta kamuolys jam, tačiau pats išsaugo jį savo rankose ir pelno 2 taškus. 70-74. Ir vėl 4 taškų skirtumas. Priekyje Lietuvos rinktinė. Mantas Kalnietis. Varžovai turi 3 pražangas. Artūras Milaknis. Perdavimas. Milaknis Mačiuliui. Ajajaj. Gera, graži Lietuvos rinktinės ataka. Dabar atgal prie savojo krepšio. Marko Belinėlį prieš Artūrą Milaknį. Bando centruoti čia Belinėlis. Peina Artūrą Milaknį ir mažina Lietuvos rinktinės persvarą iki 2 taškų. Italai jau yra paėmę 2 minutės pertraukėlės. Jonas Kazlauskas kol kas yra paprašęs tik vienos. Bando atitrūkti Artūras Milaknis. Tai padaro sėkmingai. Metimas iš toli tikslo nepasiekė ir kamuolys Italijos rinktinės rankose. Gerai, reikia gintis. 3 minutės. Danielis Haketas. Barnijani įmestas kamuolys prieš Jonas Valančiūnas. Ir sugeba surasti spragą Andrėja Barnijani. Lygina rungtynių rezultatą ir priverčia Joną Kazlauską prašyti minutės pertraukėlės. Septyniasdešimt 74 ir lygiai 3 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Ir italai vėl atsako spurtų 6-0, panaikindami Lietuvos rinktinės taip sunkiai susikrautą persvarą. Italai turi rezervę vieną komandinę pražangą, lietuviai prasiženginėti nebegali, tačiau Lietuvos rinktinė po minutės pertraukėlės turės kamuolį savo rankose. Jonas Kazlauskas pertraukėlės metu prašė, konkrečiai iš metikų, kurie lieka laisvi, ryžtis tiems metimams.
ir nepataiko Italijos rinktinė. Lietuviai atsikovojo kamuolį. Kągi vėl kamuolys mūsų rankose. Tai reiškia galimybę išsiveržti į priekį. Andas Kalnietis. Jonas Mačiulis prieš Džentilę. Jam per rankas kerta. Ok, gerai, ketvirtoji komandinė dabar. Italijos rinktiniai 14 sekundžių Lietuvos atakai. Sutiko Džentilę tik todėl, kad jau buvo prisikalbėjęs su rungtynių arbitrais, kurie ramino šį krepšininką ir įspėjo dėl galimybės gauti ir techninę pražangą. Netrukus prasidės prieš paskutinę ketvirtojo kėlinio minutę. Seibutis po krepšio, nesėkmingas jo metimas. Kamuolys lieka Lietuvos rinktinės rankose. Jonas Valančiūnas įvėlė į grumtynės. Dabar nori pasižiūrėti vaizdo pakartojimą? Ar... Nori pažiūrėti vaizdo pakartojimą. Rungtynių arbitrai tą jisai parodė. Ir žiūrėti vėl eina tas pats. Žiūrėtojas, kuris vieną kartą jau prižiūrėjo mums. Praktiškai galim matyti gal... Aha, taip turėtų būti tas pats epizodas. Čia Seibučio pralindimas. Jonas traukia kamuolį. O, sunku pasakyti. Dar kartelį. Čia Jono ranka. Taip, matote tą. Kamuolys. Nebent per nugarą. Jeigu lietė, tada galima sakyti, kad nuo Jono. Čia dabar matysime geriau. Ne, panašu, kad nelietė. Turėtų būti Lietuvoje. Ir Emilio Perezas tą, atrodo, bando paaiškinti. Taip, kamuolys mūsų rankose. Dar viena galimybė Lietuvos rinktiniai. 74. Oi, koks krepšinis šiandien čia. Jonas Mačiulis, Ronaldui Seibučiui, prieš jį Marko Belinėlį, bando atsidengti Jonas Valančiūnas, stato užtvarą Seibučiui, Seibutis atgal, Mačiuliui, pastarasis iš toli. 3 taškai! Na, čia dabar gal džiaugtis jau nereikėtų, esame įpratę matyti tokius metimus pataikantį Joną Mačiulį. Juokauju, žinoma, tai buvo fantastiškas dar vienas Jono Mačiulio žaidimo epizodas. Pameta kamuolį Marko Belinėlį, kamuolys lieka Italijos rinktinės rankose, tačiau gerai, kad nebuvo pražangos, ką bando įrodyti Marko Belinėlį teisėjai. Karščiuojasi italai ir jie drąsiau vyrai. Dabar. Haketas. Dirbam sukandę dantis gindamiesi. Galinari. Prieš Mantą Kalnietį. Ne, 2 baudos metimai. Taip, pražanga gerokai anksčiau. Taip. Tiesiog 2 baudos metimai. Emilio Perezas dabar. Ne, neįskaitomi taškai, viskas tvarkoj. Štai čia pražanga. Danilo Galinari, tas krepšininkas, kuris dažniausiai stoja prie baudų metimo linijos, tai daro šį vakarą tik tai 2 kartą. Dažniausiai bent po 10 baudos metimų jisai atlieka per rungtynes šiame čempionate. Pataiko pirmoji mėginimų Danilo Galinari, na taiklumu jis taip pat gali pasigirti. 1,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Ir antrasis baudos metimas taiklus. Ir vėl rungtynių įtampa. Milžiniška ir spaudimas abiejų komandų žaidėjams. Čia net nereikia išskirti nei vienos iš ekipų. Jonas Valančiūnas pataiko tokį sudėtingą metimą. Vėl +3. Tolimi metimai, tas ginklas, kurį turi italai. Prasidėjo paskutinė kėlinio minutė pražanga, siunčianti Galinarį prie baudų metimo linijos. Danilo Galinari vėl prie baudų metimo linijos. Reikia, aišku, padaryti tą Danilo Galinari baudų metimų statistiką. Atrodo privestinis keitimas Italijos rinktinėje. Taip, kraujas bėga per alkūnę Galinario ir Aradori stoja mesti baudos. Ne, atrodo, kad sutvarko greitai Galinari ranką. Ne, tiesiog duoda tą apsauginę... Aradori buvo išėjęs jau pakeisti Galinari, dabar teisėjai viskas, keitimas yra atliktas. Aradori stoja prie baudų metimo linijos, tai nėra
kažkoks laimėjimas, nes Aradori irgi meta ir meta tikrai gerai baudos metimus. Na, tie patys 90% beveik, 89. Na, taip Mantas Kalnietis taip įžuvokai prieš pat Aradorę praeina. Prieš pat varžovų nosį. Taikus, pirmasis baudos metimas, vėl tai 2 taškai skiria komandas. Rodo tiek Seibutis, tiek Kalnietis dėl kamuolio pasiruošusiam kovoti mūsų komandos žaidėjams. Valomas Jog reikia atitverti metantį žaidėją ypatingai atidžiai. Ta užduotis dabar turi tekti ir teks Mindaugui Kuzminskui. Jonas Valančiūnas, jis galinėsis su bandančiu įsibrauti į baudos aikštelę Andrėją Barnianį, kuris šiandien yra įmetęs jau 21 tašką. Ir priminsiu, tai yra žaidėjas, apie kurį Alų komandos treneris sakė, tai bus sprendimas, kurį padarysime prieš pat rungtynes. Nėra! 2 taškai Lietuvos rinktinė ir minutė, paskutinė minutė, dabar jau galima tikėtis italų pražangos. Ne, italai turi 4 pražangas. Seibutis, ajajajajaj, kaip slysta kamuolys Jonui Valančiūnui, toks netikėtas buvo šis Seibučio perdavimas jam ir neišnaudota galimybė. Na, yra viena taisyklė krepšinėje, perdavimo turi žaidėjas laukti bet kada, bet kur, bet kokioje situacijoje. Plius 2 taškai, kamuolys Italijos rinktinės rankose, Marko Belinelli, Danilo Galinari čia. Prieš Kuzminską veržėsi ir pelno 2 taškus. Ir vėl. Lygios rungtynės, 79 ir galbūt svarbiausia Lietuvos rinktinės ataka šiose rungtynėse. Bando ištrūkti Renaldas Seibutis. Marko Belinelli prieš jį, Seibutis. Mačiulis veržiasi po krepšiu. Nėra pražangos. Nėra pražangos, 10 sekundžių Italijos rinktiniai tylėjo. Arbitrų švilpukai. Džentilė. Spaudžiamas čia. Marko Belinelli iš labai toli. Ir mes žaisim pratęsime. 79 po 4 sužaistų kėlinių šiame ketvirtfinalyje. Fantastiškos rungtynės, kol kas nežinome, kokia pabaiga bus. Pratęsimas, 5 papildomos minutės. Labai norėtųsi pasižiūrėti tą Jono Mačiulio reidą dar kartą. Čia Danilo Galinari, 2 taškis išlyginęs rungtynių rezultatą, paskutinieji taškai ketvirtajame kėlinyje apskritai pelnyti ir leidė abiems komandoms dabar žaisti pratęsimą, kuris Lietuvos rinktiniai bus antrasis šiame čempionate. Norėtųsi, kad transliacijos režisierius pakartotų tą paskutinį Jono Mačiulio prasiveržimą. Bet panašu, kad to jau nesulauksime, grįžta į aikštę apie komandos. Ir 5 minutės rungtynėse, kuriuose šiandieną, jeigu jūs su čekais išgyvenot dvikovą, bijau, kad šiandieną gali būti daugiau priepuolių širdies. Lietuvos rinktinės rankose kamuolys. Jonas Mačiulis, Kalnietis, Seibutis, Valančiūnas ir Kuzminskas. Valančiūnas, Mačiuliui, prieš jį Haketas, 4 sekundės, Mačiulis veržiasi ir atrodo, kad tiesiog praranda kamuolį Jonas Mačiulis. Deja.
Tenka grįžti prie savojo krepšio. Na, žiūrime. Na, smūgio per rankas nebuvo, tikrai, jeigu neįtikino rungtynių arbitro, jog kontaktas buvo vertas asmeninės pražangos, tebūnie taip. Pražanga puolant krepšio prie Barnijani. Labai gerai. Italai nepasinaudoja. Pirmąją lietuvių nepavykusią ataką. Barnijani prasižengia antrąjį kartą. Mantas Kalnietis. Kabina kamuolį Jonui Valančiūnui. Pastarasis pelno 2 taškus, vėl išvesdamas Lietuvos rinktinę į priekį. Na, Italijos rinktinė matėme, jog yra komanda, kuri niekada nepasiduoda. Lietuvos rinktinėje verta to paties vardo. Danilo Galinari. Danielis Haketas. Barnijanis iš toli. Nėra. Taiso kamuolį Danilo Galinari ir dar stos prie baudų metimo linijos. Jonai, nereikia karščiuotis. Ne, jis karščiuojasi ne dėl rungtynių arbitro sprendimo, jis skaičiuojasi, kad leista buvo įkirsti baudos aikštelę Danilai Galinari. Ir dabar italai įgyja šansą pirmą kartą įsiveržti į priekį šiose rungtynėse. Netaiklus metimas. Na, negeležiniai ir Danilo Galinari nervai. Ir jėgų atsargos taip pat nebegalinės. Daugiau nei po 35 minutės žaidė pagrindiniai italų krepšininkai. Panaši situacija su lietuviais. Paulius Jankūnas iš toli, netaiklus metimas. Kamuolys atšoka toli. Barnijani pirmas prie jo. Ir vėl lygų. Lygų. Klaida. Kalnietis į priekį. Įvejasi iš kartų žaidėjai. Ir vėl perdavimas. Kiek kartų buvo apie tai kalbėta ir per treniruotės, ir per varžovų žaidimo videoanalizės. Gentile nesiryža veržtis per Joną Valančiūną. Barnijani pasiekė kamuolys, ten Ronaldas Seibutis paliktas grumtis su juo, iš vidutinio nuotolio nepataiko Barnijanis. Jonas Mačiulis, šaunuolis. Šį kartą nepalieka šansų varžovams, bet lietuviams kol kas ta pusiausvyra netinka. Reikia rezultatyvios atakos. Mantas Kalnietis. Paulių Jankūno ieško ten. Ir pražanga. Labai geras epizodas. Danilo Galinari užsidirba pražangą. Atrodė vėl, viskas ties klaidos riba, užspaustas ten Jankūnas prie galinės linijos. Bet taip ir buvo. Gerai, kad čia susitvarkė su priešininkais mūsų komandos aukštaūgis. Taiklus baudos metimas, 2:47, matote, kiek laiko dar lieka kautis abiem komandoms šiame pirmajame, šio paskutinio ketvirtfinalio pratęsime. Kapitonas užtikrintai, Žalgirio kapitonas, sakykime taip, užtikrintai sumeta baudos metimus. Mindaugas Kuzminskas tuo metu grąžinamas į aikštelę. Vietoj Ronaldo Seibučio, jeigu neklystu. Visaip. Galinari. Čia Jonas Valančiūnas. Galinari iš vidutinio nuotolio. Bando imtis iniciatyvos po vieną. Štraukia kamuolį Lietuvos rinktinė, Kuzminskas su Mačiuliu. Pastebėjai, kiek nedaug trūko Jono Valančiūno colio. Mačiulio. Pėdos ant galinės linijos. Taip. Čia Jankūnas, Jonas Mačiulis, Valančiūnas prieš Galinarį. Perima kamuolį be pražangos Andrėja Barnijani ir vėl tenka grįžti prie savojo krepšio. 2 minutės iki pratęsimo pabaigos. Belinėlė suranda Haketą ir netikslus perdavimas. Galinarį ima kamuolį. Viskas, kamuolys. Apsigynėme. Privertėme italų suklysti. Na, nepatikėsi, tik 7. kartą šios dienos rungtynėse. Ir didžioji dalis tų klaidų buvo per kokio pusantro pirmojo kėlinio. Antroje rungtynių dalyje italai kamuolį brangina taip, kaip įpratę šiame čempionate. Iš tikrųjų taip. Jeigu neklystu, 4 kartus tik tai per tą likusią rungtynių dalį suklydo lietuviai. Mantas Kalnietis! Mantas Kalnietis! Haha, +5. Laiko labai daug. Marko Belinėlį dabar su kamuoliu prieš Joną Valančiūną. Veržiasi link krepšio, įveikia Jono gynybą, bet geriau 2 negu 3.
Belinėlė yra tritaškių specialistas, be jokios abejonės, lieka tie patys 3 taškai ir jokios ramybės. 1,5 minutės žaisti šiame pratęsime. Valančiūnas su kamuoliu, pražanga. Taip, pražanga bus, tai reiškia 2 baudos metimus ir išbandymo Jono Valančiūno nervams. 22 taškus šiandien yra įmetęs mūsų rinktinės puolimo lyderis. 37 minutės aikštėje. 39 minutės rungtyniauja Jonas Mačiulis. 38 tęsiant tavo statistiką žaidžia Mantas Kalnietis. Yra +4. Ir +5. Robertas Jeftokas, trumpas poilsis Jonui Valančiūnui, tuo pačiu gynybinis sprendimas. Žinant tai, kiek laiko praleido Jonas aikštėje, tam, kad išsaugoti kiek įmanoma maksimalią koncentraciją prieš Andrėją Barnijanį. Ir italai pradeda ataką. Marko Belinėlė. Vėl daug žaidimo 1-1, vėl lenda po krepšiu. Klysta Marko Belinėlė, klysta! Mūsų kamuolys, Mantas Kalnietis atsilaikė prieš tą refleksą, kuris nebejotinai buvo iškilęs, siekiant instinktyviai kištelti ranką. Ir tikėjosi matyti to, net negaudęs kamuolio ties šoninė linija. Buvęs italų rinktinės žaidėjas, Lietuvos rinktinė likus žaisti. Minutė 15 sekundžių apgynė tą 5 taškų persvarą. Jonas Valančiūnas! Ir Mantas Kalnietis. +7 ir minutės pertraukėlės reikia italams. 68 sekundės. +7 ir minutė 8 sekundės. Balse neveltui pas mane pakankama ramybė dėl to, kad ramiams reikėtų dar pabūti. Italijos rinktinė šiandieną parodė keletą spurtų, kada naikindavo štai tokius Lietuvos rinktinės pranašumus. Danielis Haketas grąžina kamuolį į žaidimą. Kągi. Lieka kamuolys italams, tačiau bravo Mindaugui Kuzminskui pamušusiam jį. 1 sekundė sudeginta ir tai gerai. Danielis Haketas. Galinari, pražanga prieš jį, 2 baudos metimas. Gerai, kad nėra taškų. Taip. Danilo Galinari prie baudų metimo linijos stoja dabar, gali sušvelninti Lietuvos rinktinės persvarą iki 5, tačiau bet kokiu atveju svarbiausiai, kad tai netolimas metimas, nelengvi 2 taškai. Robertas Jeftokas pažeidė taisyklės paskutinį kartą šį vakarą, 5-ąjį, ir vietojo Jonas Valančiūnas. Danilo Galinari prie baudų metimo linijos. Taiklus baudos metimas. 65 sekundės. Kiek atrodytų nedaug liko laiko ir kaip ilgai tiksės jisai šiame pratęsime. Dabar jau be klaidų atakuoja Danilo Galinari. Ką? Bandys italai kol kas gintis nepažeidinėdami taisyklių ir laukdami klaidos. Mantas Kalnietis. 15 dar sekundžių Lietuvos rinktinės atakai. Niekur skubėti tikrai nereikia. Tirpstantis laikas mūsų sąjungininkas Kalnietis. Suranda Jankūną. Šis. 2 taškai ir buvo Paulius iš tritaškio.
Ne, nebuvo. Buvo. Taip, 3 taškai, 93-85. Marnijanio greitas atsakymas, netaiklus metimas, Paulius Jankūnas su kamuoliu. Lietuvos rinktinė labai arti. Taip, Europos čempionato pusfinalio. Likus žaisti 30 sekundžių, italai tik tai dabar prasižengia. Mantas Kalnietis stos prie baudų metimo linijos. Mums nepavyko šį vakarą sužaisti savo įprastų gynybinių rungtynių. Mums pavyko padaryti tai, ką dar sakė Jonas Kazlauskas. Reikia sukrapštyti tuos taškus. Taip. Ir svarbiausia, jog visi krepšininkai, kurie įėjo į aikštę nors minutę, net ir tie, kurie neįėjo į aikštę, šiandien padarė tai, ko prašė iš jų mūsų komandos treneriai. Atidavė visą save, visas jėgas ir visą širdį. Ir Mantas Kalnietis dabar didina skirtumą iki 9 taškų. Stovi visa arena čia Prancūzijoje. Stovi čia atvykę lietuviai, kurių net nebejoju artimiausiamis dienomis turėtų pagausėti. 24 sekundės Danielis Gaketas suranda Džentilę. Belinėlis, jo metimas iš toli, netaiklus, na tai yra pabaiga, be jokios abejonės. 12 sekundžių Lietuvos rinktinė patenka į 2015 metų Europos krepšinio čempionato pusfinalį. Fantastiškos rungtynės. Štai jums Italijos pasipūtėliai. Na, tie, kurie mėtė nuo kėdžių į krepšį. Tie, kurie vakar mėtė į palubėse kabantį krepšį, tie, kurie iš tikrųjų nelabai skaitėsi su tam tikrais žurnalistais dirbančiais čia. Šiandieną pakuojasi savo lagaminus ir klausis dėl olimpinio kelialapio. Niekur kol kas kolega jie nesipakuoja, jie tiesiog rytoj jų laukia rungtynės su Čekijos komanda. Nu, o mūsų ekipos varžovas pusfinalyje labai galingai atrodant ir solidžiai rungtyniaujanti kol kas visą šį Europos čempionatą Čekijos rinktinė. Serbijos rinktinė, bet aš pridurdamas dar pasakysiu, kad serbų varžovė bus labai galingai rungtyniaujanti Lietuvos rinktinė. Netrukus pasistengsime pakalbinti vieną iš rungtynių didvyrių. Šių rungtynių, fantastiškų rungtynių didvyrį ir kol kas pasižiūrėkite į čia, triumfo akimirkas, pasižiūrėkite gražiausius epizodus ir tai, kas džiugina mus kol kas Europos krepšinio čempionate. Wow!